Sveiki, bičiuliai dvyniai, tai kovo mėnesio horoskopas jums. Tai kovo mėnesį bus du svarbus reiškiniai, tai mėnulio astrologiniai reiškiniai, ne, mėnulio užtemimas, saulio užtemimas. Tai mėnulis jisai susijęs būtent su pokyčiais subtiliam lygiai, ne, mentaliniam lygiai, su emocijom. Tai jums ir kovo mėnesį ir iki sekančių užtemimo, kuris bus rugsėjo mėnesį, reiktų būti emociškai tokiems dėmesingesniems santykiuose su giminėm, su jaunesniais giminėm, su broliais, seserim, kaimynais, su informacijos priėmimu, su komunikacija ir bendravimu. Saulė, jinai nurodo labiau pokyčius fiziniam plane, ne? Tai gali būti tiek nuo kovo pabaigos iki rugsėjo pradžios, tiksliau iki rugsėjo vidurio, kol bus užtemimas, tai pokyčiai susiję su kažkokiom tai transformacijom jūsų darbe, jūsų karjeru, jūsų veikloj, gali galbūt tokiems būti aktyvesniems savo, sakykime, kas susijęs su jūsų darbu, ne, su jūsų profesija, su jūsų veikla, galbūt reikės įdėti daugiau pastangų kažkur, tai ne, gali būti kažkokie tokie kaip nesutarimai tam tikri susiję ir su vadovais, su vadovybė, kur reikės spręsti problemas. Ne? Reiškia, dėti pastangas, tai nebūtinai, kad viskas blogai, bet tiesiog gali ten suaktyvinti visas šitas sritis. Tai kaip minėjau, ne? Kovo mėnesį du svarbus reiškiniai, mėnulio užtemimas, saulė užtemimas, tai kaip minėjau, mėnulis susijęs su emocijom labiau, tai tokie emociniai dalykai, reiškia bendravime, ne? Komunikacijų su kitais, nepasiduoti pernelyg emocijom, ne, reiškia nesivadovauti tik tai savo jausmais, savo norais, bet vadovautis labiau intelektu, logika, ne, reiškia kažkom tai pasiremti. O kas susiję būtent su tokiais fiziniais dalykais, kur gali būti kažkokie tai patikrinimai, ne, kažkokie tai išbandymai, tokios situacijos visada ateina, kad mes kažkaip tai keistumėmės, tobulėtumėmės, nestovėtumėm vietoj, tai gali būti susijęs su jūsų profesinė veikla, su jūsų statusu, su jūsų darbu. Ne? Tai atkreipkite dėmesį. Na ir kaip sakiau, kad nuo kovo mėnesio, ne, iki rugsėjo mėnesio tos ypatingai sritis bus, reiškia, jums tokios aktyvios ir tai jau galit pradėti jausti kovo mėnesį. Tai būtų tiek, bičiuliai, ir primenu, galbūt jūs jau tai padarėt, bet aš primenu, nes matau, kad kol kas peržiūrų tame video nėra daug, kaip pasitikslinti savo zodiako būtent ženklą, ascendentą, kuriam aš duodu šitą prognozę, kad jūs būtumėt tikri, kad jūsų ženklas, tai nepatingėkit tai padaryti, pasitikslinkit ir tuomet žinosit ir savo ženklą ir prognozė tokiu atveju bus jums tikslesnė. Tai ką, dėkuoju už dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video.